Labą vakarą žiūrintim. Išvažinėjau iš Telšių į Vilnių. Prieš akis lauk 300 km, iš kurių 200 bus plenta, 80 žvyra ir 20 žolės. Kad ir kontas reiškia, bent jau tie posmams rodo. Mokaus po biškį susidarinėti žemėlapį, susidarinėti maršrutą, nusikelti ir išvažiuoti. Tai nusipirkau telefono laikiklį, tai dabar su tau telefono laikikliu taip važiuoju ir stebu ton žemėlapį, kad suprasčiau, ką yra pažymėti, kokį tipą kelią. Tai pažiūrėjau, ką pažymėti žvyrkelę, ką pažymėti miško kelią, kad galėčiau atskirti dangas, nes ton reikia mokėti. Ir kadangi prieš akis nusimata biškį tų kilometrų, galvoju, yra puikiai proga paupdėtinti jumis, tai kaptas 4PM važiuojant, nes jau turiu viso labo ant tuo naujojo motociklą štuką 300 km. Tavai dabar dar 300 prisidės. Dar Ispanijoje pištoką numiniau su tokiu pačiu. Tai jau biškį turiu pastebėjimų, kas gera, kas negera. Ir išsigryninau, kam tas motociklas iš tikrųjų reikalingas. Tai jeigu atsimenat, aš ton motociklą pirkau su tikslu keliauti, su tikslu pamatyti dalykų ir su tikslu išmokti biškį važiuoti neplentų. Tai jeigu reiktų trumpą apibūdinti ton motociklą, aš anon įvardinčiau kaip mažas adventure motociklas. Adventuris tai reiškia, kad tu su anu pavažiausi žvyrkelės, pavažiausi mišką kelias, pavažiausi laisvą per ką Rumunijoje matė, per akmenis, per kalnus. Mums anus įveik be problemų, suspensions yra žiauriai geras. Tai galima labai nemažą įvairių dangų su anu įveikti. Vienas iš anu pliusų, tai kad jis yra lengvas, paprasčiausiai to kategorijoje ir yra patogus. Ir dabar tas motociklas yra unteik populiarus, kada, kiek žinau, Lietuvo dabar be naujų metų nenusipirksi. Šiai dieną, kaip įrašinėjau ton video, gal kokiai 3-5 lieka ant viesos vietų. Tai įsivaizduoju, kad kiek jis yra populiarus, kad kiniečiai nespėja paprasčiausiai gaminti. Ir pagrindinė ano populiarumo priežastis yra kaina ir ko tu gauni už ton kainą. Nes pats populiariausias adventure modsas pasaulyje turbūt šiuo metu yra Tenere. Ir Tenere, kainuoja dvigubą, daugiau negu dvigubą. Tenere, aišku, savo populiarumą daugiausia susilaukė, nes yra tokie žmonės kaip Paul Taresas, Kevin Galasas, Andrew Smith, kad nesąmonės išdarinės su tavo motociklu ir jam nesvarbu, kad jis sver daug. Aišku, galia visai kita, irgi čia be kalbų. Bet pripažinkiam, kad bekelė išnaudoti galią gali tik tą labai gudien vairuotoją ir tai, kad reikia motociklą labai gerai jauti. Koks aš tikra nesu bekelė. Gatvės aš galiu būti mondras, bet kai prasideda nebe gatvė, man dar reikia daug ko pasimokyti ir dar daug drąsos įgauti. O CF yra lengvesnis, jis labiau atleid klaidas ir labiau atleid nemokėjimą. O kas mok važiuoti, pavyzdžiui, kaip Dovydas, jis su tavo motociklu gali išdarinėti belekoks nesąmonis. Bet šiaip, turint tokį įgūdžių bagažą kaip Mona, pavyzdžiui, tas motociklas būtų skirts, sakyčiau, 70 plentau procentų ir 30% bekelė. Nes čia tikra nėra hard endurki, kad ar 120 kg ir gali nuodmėti, nėra, teik viskas gera. Taip pats populiariausias klausimas, katro esu sulaukę su tavo motociklu, tai yra, ar viso labo užtenka tos galis ir ar 4PM yra pakankama. Nes visų pirms komentaras buvo, tai jau prieš 110 mums turbūt už. Ir taip, ir ne. Prieš 110 mums tikra ne, už 6 bėgių bus kokie 6000 apsukų, kas yra osi motociklo apsukų. Tai tas yra normalu, maksimalus greitis esu važiavęs 100 PM6, jei neklystu.
O čia prieš tai, kol buvau plentinis padangas, dabar aš esu šeškis užsidėjęs, tai aš bet kokiu atveju 100 tik lenkdams įsibėgėjau. Ir tarp kitko, lenkant nereikia pagalvoti, nes motus turi pakankamą torką ir jeigu nori kažką apsilenkti, tam padarys be problemas. Ganėtina greit bėgėjęs iki savo top speed. Bet čia turėkite omeny, kad aš kalbu apie važiavimą veinam. Kai važiuoju veins, tos galis tikrai netrūkst. Ir teik įsibėgėti, teik sulėtėti, yra viskas normaliai. Nu, bet dviese aš abejoju, kad kažkas ir į bekelį labai lenda. Maks žvyrkelis miško kelias iki kempingo davažiuoti. O kad ten jau per kalnus akmenis atsistojant varyti, tai nesu nematęs tokių atvejų. Tai automatiškai tas atkrenta. Tai man, veinam, aš sveru 8,2 gal. Tai man tos galės per akis. Tai dabar iš viso to mes galim apibendrinti, kokiam žmogau yra skirstas motociklas. Tai tam, katras važiuos veins, tam, katras yra pradedantis ir neturi labai daug įgūdžių ir negebų, sakykime, dar nulaikyti didelių sunkių adventure motociklų. Tokiam žmogau, katram nereikia pasirodyti prieš kitus pagal logotipą, nes yra žmonių, katrim yra sarmata važinėti su kinietišku motociklu, reikia GS, čia atskira tema, bet ne vieną jau tokį sutikau. Ir viskas čia yra okei, jeigu jums gera, man to labiau, nesvarbu, nesikiš. Tai jau turėčiau privažiuoti Šatrės kalną, labai seniai bebuvau. Ir tau pačiu va, labai patogu. Net nereikia net sustoti. Įsijungia offroad, išsijungia ABS, traction control ir gali važiuoti žvyrkeliu ramiai. Labai patogu. Tarp kitko, čia dar viena priežastis, kodėl aš aplamą tokios kategorijos motociklą nusprendžiau rinktis. Nes aš važinėdavau tik su streetu ir pastovę man norėdavos nusokti kokį gamtos lankytiną objektą ir turėdavau vargti tada, kol įveiksiu, kad ir labai trumpą žvyrkelinę atkarpą. Su tavo motociklu to nėra. Gamtos objektus gali laisvą pasiekti, kokius nori. Vat išvažiavau iš žvyro, išmynė sankabą, paspaudė ABS ir vėl įsijungiu jas pagalbinti sistemas. Nu tikrai patogiai padaryta, nes esu matęs kiti motociklam, kur ten turi sustoti, paspausti, palaikyti, išjungti, jungti, vieni nustatymą, kiti nustatymą, tai vargsti. O čia gali net nesustojus. Vidutinis kuras sąnaudas. Turėtų matytis 4,5 ar štuka 300 kg. Sakyčiau, kuras sąnaudas labai nedidelis, gali gyventi. Pamatom žvyrkelį, vėl paspaudom, palaikom, off-road ir gali varyti. Žvyrkeliuks turėtų eiti iki Užvenčiaus, 15 km. Paskiau turėtų būti dar biški. Aš aišku neskubu. Bet va galite atkreipti dėmesį, ar trūks galios. Turiu 70 km/h, 4000 apsukų šeštam bėgiai. Kur 4000 tik prasideda power bands. Nes čia ir 2 cilindrų motors. Man dar biškį reikia priprasti važinėti žemesnėm apsukom, nes aš taigi nuo streetą pareis, kur ir 4 cilindrų karburatorė. Taigi ten galia prasideda tik ta nuo kiek? Nuo 8, nuo 9. Tai va, galis klausimų turbūt atsakiau. Jeigu važiuosi dviejins, jam tikrai anos netruks. Jeigu važiuosi dviejau, gali trūkti, bet dviejau mažai kas važinėja bekeliam ir renkas jau visai kitos kategorijos motociklas.
Toliau patys, sakykim, apie kokybę pašnekėkim. Nes aš per savo patirtį jau buvau sulaužęs su vienu sankabos rankenėlį. Tai, nu tikrai, nėra tvirčiausias medžiagas. Čia jau tikrai nepaslaptis. Dar nemačiau realiai CF-ą, kad išvažiavau už miestą su nenulūžusiam rankenėlėm. Nes nukrenti ir lūžta. Aš asmeniškai dabar esu užsisakęs Barkbusters. Dar kol kas negavau, nes gan ilgai reikia laukti. Birželio 12 tą turėtų išsiųsti manams. Tai po Barkbusterių gal labiau ilgiau laikys rankenėlis. Matysim. Tai vat paminėjau Barkbusters, tai šiaip daugiau yra upgrade'ų. Tai automatiška saugos lunka ant plastikų. Grafikas yra uždėtas, kad irgi pasaugot plastikus, nes jiems grafikas bus kaip naujas. Esu uždėjęs geroką storesnį dugną apsaugą. Šiaip aftermarket dalių tam motociklo tikrai netrūkst. Yra ne vienas gamintos. Ir yra iš ko pasirinkti. Ir vienokių, ir kitokių, ir pigesnių, ir brangesnių. O galų gal ir atsarginis dalis nėra brangis, gali ir sulaužęs nebrangės susitaisyti. Faktas, kad esu pasikeitęs padangas, nes gamyklinis. Šiaip gamyklinis, o tokį šitą žvyrų tikrai nebūtų prastas. Gal biškį daugiau plaukėtų, lengviau užsimestų, bet tikrai nebūtų prastas. Aš kadangi nelabai norėjau rizikuoti, aš geriau dažniau pasikeitęs padangas, bet turėsiu daugiau sukibimų. Tai aš važiuoju su šaškiam. Kokie gražus Lietuvos laukai. Pripratau prie kalnų, dabar mėgstu pasidžiaugti ir lygumam. Gražiai. Nu, labai gražu. Būtent dėl tokių pasivažinėjimų aš ir rinkausi tą motociklą. Kad galėčiau taip keliauti. Nu, pasakykit, kad negražu. Lietuva. Tai dar kalbant apie kokybę, pastebėjau vieną labai įdomų dalyką. Labai yra įprasta, ta prasme, aš net nustebau, kad čia ir kitie padaryta. Variklis nelabai tarpiniu. Daug kas yra tiesiog surinkta ir su hermetiku sutepta ir sudėta. Yra plius ir minus, aišku, tokį surinkimą. Žiūrėkit, lapį. Wow. Laponas. What does the fuck say? Jau ėja. Vežta iškoti. Wow. Šiaip vienas iš dalykų, už katrus aš labiausiai esu dėkingas motociklizmu, kad ištraukiu mane iš autostradų. Nes vis laik su mašina būdavo važiuojama autostrada, pats greičiausias kelias. Nieks nesvarbu, bilia greičiau atvažiuoti. Grina motociklų dėka. Išlipau iš autostradą ir supratau, kiek yra malonu važiuoti va tokias vat kelias, kiek visko pamata, kiek visko užžaudi galų gali, nes daug yra ūkiaus Lietuva. Patikėkit, kapukė kveps skane. Pradedi valgyti vietinės užeigėlės, kavinukės visokios, ne sumuštinė dešrainė iš degalinių. Un kiek yra viskas geriau. Tai norėčiau palinkėti jums, jeigu šią vasarą važiuosit prie jūros, bent kartą važiuokit ne per autostradą,
Važiuokit šoninės kelias, net ne antras kelias, trečias kelias, o tokias kaptas. Pamatysit, kokią mes turėjom gražią gamtą. Kokie gražūs ūkiai Lietuvos. Mišką, opis, ežerą. O nuo autostrados niek nepamatys. Autostrados vis važiuom, sulindami telefonus. Kas nors ant remonto vietos biškį pastabdo, įkalai subėnį, turi koimštį, sėdi Kaune 1,5 valandos, kol pravažiuosi. Ne. Ne. Jeigu turit galimybę važiuoti valandą ilgiau, o toj galimybė tikra turit, važiuokit valandą ilgiau. Pasidžiaukit mūsų šalim, mūsų gamtą. Pamačius gražesnis vietas, galiu sustoti, pasigrožėti, pasifotkinti. Ir nebijot, kad yra biški žvyrkeliaus ar smėliok. Važiuos, pravažiuos ir įveiks visko. O, reikia varyti toliau. Tiesiog labai norėjau sustoti čia. Nu, pasigrožėjom. Gal minti toliau. Čia buvo labai geras komentaras. Jeigu mano tikslas yra išmokti važiuoti bekelį, ar nebūtų buvę protingiau pasirinkti endurkį, o tikrą, ne? Logiškas klausimas, logiškas. Ir atsakymas yra labai paprastas. Mano tikslas nėra tapti enduro sportininku. Mano tikslas nėra varyti į veitas, kur reikia hard endurkis. Aš noriu keliauti ir noriu gebėti davažiuoti tiesiog gražesnius gamtos objektus, kur pasistatyti, važiuoju, palapėnį, šmėguoti ant kalnų ir panašiai. Taip, aš su tavo motociklu tikrai neįveiksiu absoliučiai visos bekelis, bet aš galiu pabandyti išmokti įveikti, sakykime, iki vidutinio lygiaus. Faktas, kad mokytis būtų lengviau su lengvesniu motociklu, bet aš neturiu vienas dalykas tokių galimybių keisti motociklą, kas po pos metų pasimokins ir tada ant kietų nusipirks. Na, tokių galimybių neturiu, o paskiau nusipirks, pardavinėti, pirks, kažkas nepirks. Nu, čia irgi prasideda daug niuansų. Tai aš tiesiog nusprendžiau, kad imu ton ir tiesiog mokiausi ir pratinus prie nuo. Vienas iš dalykų, kad man nelabai patinka tam motociklė, tai yra gazaronken, nes ten yra labai tokia jerky pavadinė, aš net nežinau, ką lietuvišką to nevaro, bet tokia bilikuokį. Žinau, kad jau po biškį pradėt spręsti tam problemą programom kompą Kaune, bet kol kas aš dar nemačiau ne vien žmogaus, kad ras to jau būtų pasidarys. Tai man tas kol kas nepatinka. Aišku, jau pripratau, tam reišia daug atsargiau, sakykime, judinti. Bet jo, yra tas tikra, mano 20 kelių metų senoma Yamaha neturi tokių problemų. Kitas dalykas, man biškį trūksta antrą priekinį diską, stabdžių turiu omeny. Nes stabdžiams priekinės stabdžias yra gerokai, sakykime, silpnesnis, kai turi veinu tik diską. Nes vėlgi mano 20 metų senoma Yamaha stabdo daug geriau ir efektyviau. Bet aišku, tas mocas yra sukurtas, turint omeny, kad daugiau bus važiuojamų žvyrkelių, kur naudojams ir galinis stabdis, ne priekinis. Bet šie patys stabdžiai yra tikrai geri. Man tiesiog, jeigu tarkim norėčiau užsidėti plentinis padangas ir daugiau keliauti plentų, man tikrai norėtus geresnių priekinių stabdžių. Paveizėkit, atvariau į Kelmį. Šį penktadienį pravažiavau, tarp kitko pirmą kartą gyvenim pravažiavau pro Kelmį. Pažiūrėjau, kad betki gražus miestėlis. Štai jau turėtų būti kaip ežeratis toks su visas fontanas. Žiūrėk, Vilkiškių jogurtas
Šiaip bet kiek mėgstu Vilkiškį jogurtą, kad suvaryčiau Weston Furdaba. Tokį šaltą. O, baikerė. Vietinė, turbūt. Jo, matau, jau to jau bus policija. To jau bus, žiūrėkit. Wow. Bet kiek graži. Policija vis dar tebe važiuoja iš galo. Gal nesugalvos sustabdyti žmonės. Lioliai čia. Lioliai moliai. O! Labai saugu. Jau policija rimta. Su mergalkėm. Susistabdė dama. Jo. Nu va, pavažiuot tiesiog plentu. Tavo, žiūrėk, 90 km per valandą. 6 bėgs 5000 apsukų. Manau, normaliai. Va, apie ką aš kalbu. Su tavo motociklu gali privažiuoti prie pat to tokių vaizdų. Jūra, visiškai jūra. Wow. Ir iš vienas, ir iš kitas pusės. Wow. Draugėliau patinkom tą mocis. Žiaura graži. Nu, ką aš smagių keliukų atradau. Šitą autostradą. Venguriuoju aplink aukštyn žemyn. Virš autostrados, po autostradą. Va. Jau šiaip gan ilgą važiuoju, nes dabar jau 6 yra. Aš išvažiavau kokiu 2 valandą. Tai jau 4 valandas važiuoju, tada Kėdainių nedavažiavau. Normaliai. Nu, bet aišku, aš važiuoju taip zigzagas. Virš į apačį, ten prie Rogaus remontą buvo, reikėjo apylanką visą važiuoti. Dabar čia vidurį kelią dviratininką važiavom. Šiaip galiu pasakyti, kad visai neblogą treką pavyko pasidaryti. Aišku, buvo daug tokių vietų, kur atsimušiau į privačią zoną. Tai tus dalykus dar reikia pasižiūrėti. Ir buvo daug tokių atvejų, kai kelias eina teisė, bet navigacija rodo tiesiog kokį lonką random padaryti. Nežinau, kodėl tie, bet reikia tiesiog jaučiu daug ilgai pointų prisidėti. Ir šiaip man visai patiek ir pats procesas sudarimo, ir pats faktas pravažiuoti trasą, kur pats pasidariau, nes vis laiką arba važiuoju tiesiog, kur navigacijai rodo. Bet dabar pirmą kartą pradėjau Osmondą naudoti ir pirmą kartą važiuoju su savo pasidaryta GPX-u, ne kažkino kietą. Tai žiauriai įdomi, patinka. Kaip išmoksiu daryti ir padarysiu jau tokius be klaidų, galėsiu pasidalinti, kas norėsit. Galėsit pravažiuoti ir patys.